Sveiki gyvi. Tai ką, po išleistuvių šiandien yra šeštadienis. Tai nebuvo kada nei prigult, nes kažkas galvojo, kad gal pabandyt pjaut. Pirštais nerodysim kas. Tai žodžiu, prisidirbau pats savo darbą, bet nieko, vis tiek reikia pradėti. O žodžiu, traktoriaus antro nėra, senuką tvarkys, dar siurblį dabar dar reguliuoja, iki pirmadienio, antradienio sakė padarys tik tai. Tai su senuku, žodžiu, tokia esmė, kad galimai vienas blokas tai tikrai yra trūkęs, o antras dabar, kur yra senuko variklis įdėtas, tai tas nežinia, bet sako, jeigu tipo dažnai pramušinėjo tarpinės ir varo vandenį, tai gali būti, kad irgi gilzės bus sėdusios, o jeigu gilzės sėdusios, jeigu aš gerai supratau, tai irgi blokai bus kana. Ten, sakė, galima kažką priburt, bet tai jau kiek čia galima tyčiotis iš tų traktorių ir savęs. Tai žodžiu, naujas blokas turbininis, švaistikliai turbininiai, tie jau stipresni, galva ta gera. Žodžiu, gausis taip, kad bus visa grupė, skaityk, perinkta. Tai, bus vos ne naujas variklis. Naują variklį, jeigu pirkt 6000, o čia apsieisim su daugiau negu 1/3 naujo variklio kainos. Tai, ką darysi? Nusipirkt variklį seną už 400–500 ir važiuot metus laiko nelabai norisi. Žodžiu. Tai šiandien važiuosim, dar pamiršau pasakyti, tai dar dasipliusuojam 4 hektarus, neprisimenu ar sakiau ar ne, ir galimai dar paskiau 3. Tai žodžiu, šiandien reikėtų važiuoti kaip ir į šitą pusę, į Naumistį, nusipjaut pievos, bent jau 4, tuos 4 hektarus, ten nėra pilnai 4. Važiuoju lėčiau, pirmas ratas, toks biškį nejaukus, žiūriu, kad ekranų ar kažko nebūtų. Ir riba žiūriu, kur eina, nes čia tokių kampų labai daug. Nežinau, kaip iš kabinos neiškrist, bet tą gabaliuką valandą laiko. Vajok šikmai. Man gale tai išvis paliktos provėžos ir nežinau, kaip neiškrist iš kabinos. Važiuoju 6 palėtrinką. Pažiūrėkit, ar kaip čia naktį visko. Čia buvo šitam gale sodytos bulvės, ten toliau grūdai. Tai čia matyt arba aparė ir paliko, arba nukasė bulvės šlapių metu ir liko provėžos. Visą traktorių iš šonus tampa. Žodžiu. Nesikeikus. Čia nebeina ir keikis. Čia
Menana pieva lyg tai lygi. Čia toksai gabaliukas, kur buvo dirbama. O tenai toliau kultūrinė pieva, tai nežinia, kas ten bus. Manau, geriau nei čia. Įkirėjo jau man šitas laukas. Savo pievose važiuojam 8 pavarą. Nupjauni staigiai, važiuojam namo. Čia kažkokie arimai. Vandens yra, viskas gerai. Žodžiu. Pabaigiau pjauti šitą lauką. Tai ką, viskas. Šiandien tiek. Pirmadienį, jeigu viskas gerai, tai važiuot griebtis ir atvažiuos presuot. Šiaip žolės nemažai. Laukas nelygus, tai bus išbandymas grėbliui. Pažiūrėsim, kaip grėblys savo kopijavimą atlieka. Ta važiuoklė šiek tiek mandresnė yra, tai žiūrėsim, kaip čia jisai į tokį lauką reaguos. Nu, čia tai dar gal nieko, bet tenai, kur tas bulvės buvo, kur nijo iš vis pavažiuot, vos ne 1 pavarą, tai tenai žiūrėsim, kaip bus. Peiliukų nei vieno nenumušiau. Šiaip jau reikės gal pasikeist pusėm vėliau pjaunant, nes buvo daug kur merausių. Tai padaužė biškį. Akmenų nepasigavau. Viskas liuks. Sakė, čia kažkur šalia ant ribos buvo didelis akmuo, bet aš jau nežinau. Neužkabinau kažkaip. Arba čia tik įsivaizdavo, kad jisai yra. Labą rytą. Žodžiu, atvažiavau pasižiūrėti, kaip čia tas laukas, kur nupjovau. Šiandien turėtų būti šienas, bet niekaip, nes žolės yra labai daug. Vakar dar truputį palėjo pačioj šlapę. Tai gal kad palėjo, tai nieko, bet reikia eiti mašiną žiūrėti, kokie orai šiandien, rytoj. Ir kas čia bus per džiova, nes jinai dar greit neišdžius. Neblogas variantas būtų vartyt, bet tai vartyt reikia turėti su kuo. Praeitais metais tai gerai, nebuvo žolės daug, tai užteko nupjauti ir viskas. Dieną, 2 palaikėjai ir turėjau šieną. O dabar ne, žolės daug. Ir apie džiovinimą, apie greitą išdžiūvimą pasvajot. Vartymas būtų neblogai. Dabar čia kaip ir į baltą, prasme į rulonus baltus susukti. Tai jo, būtų variantas neblogas, bet lakstyt pirmin atgal su traktorium tokius galus. Nežinau, nelabai norėčiau, bet paskiau iš karto ir vežti reikėtų. Tai gal dar šiek tiek reikia viską gerai apgalvoti, ką čia daryti su juo.
Šiandien rodo 23, rytoj 21, trečiadienį 24, ketvirtadienį lietų. Net nežinau, ką daryti, nes presuosimės ne patys, tai vėl reikia taikytis, kad visiems būtų gerai. Kad ir tas žmogus nesusitrukdytų. Tai aš neįsivaizduoju, ką daryti. Reikia skambyti, derytis. Žodžiu, užtrukom kokias 2 geras valandas, kol sugaudėm telyčias rujojančias. Žodžiu, atvažiavo dabar pasieklint. O aš važiuoju pjaut. Važiuoju pjaut kažkur čia 2,5, netoli 3 hektarų. Ir tenai, kur gavom valstybinės žemės išsinuomot, dar papildomai tenai 50 arų. Rytoj tikėkimės pavyks į baltus supresuot. Kol tenai džiūsta, galim čia biškį apsipjaut aplinkui. Tai jau traktoriai pilnu podu dūzgia. Visi tik pjauna. Tai dabar neapsimoka laukti, kol tenai sudžius, tenai presuot. O dabar čia biškį pasipjausim. Čia lygesnis laukas turėtų eiti greičiau. Nelygesnis, o žymiai nelygesnis, o lygus laukas. Tai turėtų eiti greičiau. Čia va auga žolė, kurią pasėjau. Aišku, yra ir piktžolių, bet nusipjausiu. Va tokie va turi būt laukai. Viskas, valio. O dar ten važiuot be varnų nupjaut. Žinokit, neturiu laiko, kada filmuot, džiaugiuosi griebiu. grėblių džiaugiuosi labiau nei nežinau. Buvau labai blogos nuotaikos šiandien, bet pradėjus grėbtinai pasitaisė.
Idealiai sugriebė. Važiuoja kokį nori greičiu. Sugriebė viską. Aišku, čia šitas laukas jisai nėra idealaus lygumo. Yra tų visokių pakrypimų, kadangi yra centrinė, per centrą skaityk, visas grėblys laikosi. Tai jeigu biški kitas šonas aukštesnis jau žemės griebė, bet ne taip kaip Dobilas. Čia skirias kaip diena ir naktis. Visai kitas darbas. Tik šitas jau užkliso, jisai labai barsto. Čia yra 2,5 hektaro ir dabar yra po 12,27. Aš pradėjau, kai buvo 11,20. Tai skaityk apie valandą laiko 2,5 hektaro. Aš su Dobilu šitą lauką 3 valandas griebdavau. Susitaupė kuro, kokybiškiau susigrėbė, vien tik pliusai. Aišku, čia šito grėblio našumas yra į valandą 3,5 hektarų, bet kadangi čia yra trikampis, tai tokio labai daug tuščio bereikalingo važinėjimo gaunasi, tai dėl to taip ir buvo. Važiuoju dar tenai be marų sugrėbiu ir važiuojam vynios. Sukimas žymiai greitesnis. O jo apšikma. Abel. Tai kiek dabar kartą apsukau? Ne, tas tu šiandien iškritęs rimtai iš medžių. Durniau. Galvoju, kas čia yra, kodėl mane vynioja. Ta, neskaičiuoja. Tai viskas aišku. Šiaip tai laidą reikėtų pasijungti.
būčiau dar vieną kartą apsišovęs, būčiau turėjęs problemų. Kaip manote, kodėl? Kažkoks šiandien išsiblaškęs, skubantis, nežinau kur. Po 4 sluoksnius, tai vieną sluoksnį padengia per 7 kartus, tai 3 sluoksniai yra 21 kartas. Aš nesuprantu, kam visi suka po 2-4, jeigu tie 4 vos ne, galima sakyti, yra nereikalingi. Tai arba 21 arba 28 kartus suki ir viskas. O kaip jie ten daro, tai aš nesuprantu. Tai aš tiesiog suku 4 sluoksnius, išeina 28 kartai. Tai būna jau užtikrintai. Prieš tai sukau po 2-4, nu bet tai nesąmonė gauna. Gaidiška kažkokia ta plėvelė. Atkirpimas tai tikrai negali būti blogas, nes prieš tai viskas gerai buvo. Bet vynioji ir suvynioji. Niekada nebus idealiai viskas.
O, dabar plėvelė gerai paėmė. Kokie dailūs rulonai. O Jėzu. Buvo diržas nutrūkęs. Tai kol sutvarkiau, tai ir dirbti nebenoriu. Tik pas mus į laukus atvažiuok ir pastoviai kažkas atsitinka. Mum diržai trukinėdavo, tai dabar ir čia. Čia geriau, kad netrukinėtų. Iš 50 arų vos 4 rulonai. 3 jau yra. Dar va vienas presuoja. Ir viskas. Važiuosim į tos 2,5 hektarus. O jau paparė. Spėkit, išvažiuodamas saliarkos susipyliau. Aišku, kad ne. Tai žodžiu. Su kažkur tai plius minus 50 litrų nupjoviau 7 hektarus, 3 hektarus sugrėbiau ir dar apvyniojau vienam lauke 17 rulonų, kitam lauke 16 ir dabar dar čia apvyniojau kažkiek žodžių ir nebėr saliarkos. Namuose jos yra, bet laukuose nėra. Reikia laukti, kol atveš. Gal ir mėgasime. O man sako, man viena mokytoja sako, Rokai, esi labai sukūdęs. Ne, nu tai jo, kaip tu nesubūsi, kai rytai išvažiuoji ir suvalgai 4 vaflius ir viskas. Ir litrą sulčių per visą dieną. O ką? Gerai. Valgyt gal būtų neblogai visai. Važiuojam? Važiuojam? Važiuojam. Važiuojam. Aida, čia važiuojam. Važiuojam. Važiuojam? Aida. Aida. Važiuojam. Važiuojam. Žiūriu aš dabar į tos besisukančius rulonus ir galvoju, bet tai kaip greit bėga laikas. Aš dar ką tik sėdėjau namie ir pasižiūri per langą sniego pilna ir galvoju, blemba, kad tik greičiau šienapjūti. Ir taip dabar taip pykšt ir va jau laukuose. Toks, net nepastebi, realiai žiek toj vėl žiema ateis. Ir net nespėsi pasidžiaugti.
Laikas tirpsta. O man dzin. O kodėl? O todėl, nes aš darau tai, kas man patinka. Jeigu man reikėtų eiti į valdišką darbą dabar, tai aš nežinau, nusišaukčiau. O čia man gerai. Žodžiu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26 rulonai iš 3 hektarų. Nu, sakykim, geriau negu praeitais metais. Dar grįžęs namo tiksliai pažiūrėsiu, ar tikrai 3 hektarai. Bet man atrodo, kad jo. Tai dabar arba važiuoti vežt, arba eit pasimokint rytojaus egzaminui lietuvių, nes nelabai ką prisimenu. Žodžiu, bus linksmas atsiskaitimas. Oi. Arba rytoj ryte, tegul tėtis varo vežt, bet tai vėl dėl tokių draugų yra nelauktų, toj sukapos ir bus kana. Varėm pasimt siurblius. Vešim pas meistrą, kad jau dėtų ant variklio. Užsukom pasižiūrėt, kaip čia ta žolė, kur nupjovau. Ar sausa jau ar ne. Tokia. Jau dabar atidrėkusi. Ką rytoj gal atvažiuos grėbt. Jinai dabar ant vakarą yra atidrėkusių. Sakau, jinai dabar ant vakarų yra atidrėkusių. Šiandien tiek, ačiū, kad žiūrėjot. Rytoj nusimato vėl darbų po egzamino, tai gal ką nors papilnuosiu. Dabar einu į dušiuką ir eit montuot turbūt video. Tai iki sekančių kartų.